Dėkui, panas pirmininkė. Sakoma, kad bet kuri krizė išryškina visas stipres ir silpnas ekonomikos ir institucinės sąrangos pusės. Prisipažinsiu, kad anksčiau turėjau abejonių, ar didesnis dėmesys eurozonos šalims nesudarys prielaidų atsirasti dviejų greičių Europoje ir sukurs kliūtis besivystančiams ekonomikoms, tokiai kaip Lietuvos ekonomikai, įsilieti į eurozoną. Bet dabartiniai įvykiai finansų rinkoje pakeitė požiūrį Eurogrupės vaidmenį ir įtaką ES raidai. Akivaizdu, kad eurozona atlaikė finansų krizės pirmą stiprią bangą ir smūgį, kurį jinai gavo. Aišku, kad ekonominį nuosmukį galima sulaikyti įgyvendinant geriau koordinuotą tarp šalių narių ekonominę politiką, spartinančią integraciją ir vidaus rinkos plėtrą. Tos šalis, kurios liko už eurozonos ribų, nukentėjo labiau. Daugiausia mes nukentėjome dėl to, kad iš mūsų yra atsiemamas kapitalas ir, kaip sakoma, takome finansų krizės aukomis. Dėl to kartais labai garsiai prieštaraujame prieš sprendimus, kurie palengvintų kapitalo judėjimą ES šalyse, bet ne todėl, kad pasisakome prieš integraciją. Kaip profesionali ekonomistė, aš žinau, kad integraciniai procesai skatina ekonomikos augimą. Bet mes labai norėtume, kad eurozona, kuri tapo ola, į kurią atsimušė finansų krizės bangos, būtų ola, ant kurios galėtume užlipti ir mes ir prisiglausti nuo šaltų vėjų. Kągi reikėtų daryti, kad tas eurozonos stiprumas išsilietų į visą ES stiprumą? Na, tikrai nereiktų siūlyti daug naujų priemonių. Gerbiamas komisarė, aš šiandien peržiūrėjau rezoliucijas, kurias parlamentas priėmė dėl ekonominės politikos. Būtų buvę labai gerai mums dabar, jeigu nors dalį jų pasiūlymų mes būtume įgyvendinę. Pasiūlymų yra labai daug ir, man atrodo, kažko naujo mes nesugalvosime. Dabar mums reikėtų tos pasiūlymus konsoliduoti. Šiuo metu vyksta diskusijos, ar reiktų didesnio valstybės įsikišimo, ar užtektų liberalesnės politikos, kad įveikti ekonomikos nuosmukį. Aš sakyčiau, kad turi dalyvauti abi ekonominės strategijos turi būti naudojamos. Visų pirma, kas akivaizdu, mums reikia, kad būtų socialinis tinklas išlaikomas valstybės ir palaikomas valstybės, kad netekę darbo žmonės dėl krizės, dėl restruktūrizavimo rastų vietą, savo naują vietą gyvenime. Iš kitos pusės mums reikia liberalių reformų, kad integracijos procesas būtų sustiprintas ir kad tai sudarytų galimybės verslo plėtrai ES. Čia eurozonos vaidmo yra labai stiprus. Ir aš norėčiau baigdama prisidėti prie savo kolegų ir pasakyti ponui Junkeriui, kad mes vertinam jūsų darbą ir žinome, kaip tai viskas yra sudėtinga, bent parlamente jūs tikrai turit paramą. Dėkui.